Evangelija pagal Luką, 17 skyrius, 11-19 eilutės, pasakojimas apie tai, kaip Jėzus užeina į vieną iš kaimelių. Jūs, kai važiavote čia, jūs važiavote labai konkrečių adresų. Yra Jurgaičių kaimas. Sveiki atvykę. Ir labai žiūrėkit malonu, kad viešpas užsuko ne tik į tokius didmiesčius kaip Vilnius, kur jo gailestingumo šventovė, tokia yra Vilniuje. Ir ten netgi Dievo gailestingumo motinos šventovė yra, mes ją vadinam Aušros vartai. Ką jau ten kalbėti apie katedrą, Švento Kazimiero, įvairias malonės, kurias ten gauna Vilniečiai. Kaunas, pažiūrėkite, tikrai Kaunas, aš manau, kad Jėzus ten nesikį užsuka. Ten Šiauliai, klausykit, jeigu Jėzus iš Šiaulius neužsuktų, tai būtų tikrai kažkas tokio pasaulio pabaiga. Ir čia, žiūrėkit, toks kaimas. Jurgaičiai. Ir, kai užsuka Jėzus, kažkas vyksta. Čia sako, keliaujant į Jeruzalę teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Tarp Šiaulių ir Meškuičių. Ir užsuko. Ir jam, čia kur tas posūkis yra, kai jūs darėt, kai jūs iš Šiaulių važiavot, arba kas iš Joniškio pusės, arba nuo Žnyrygos, ant to posūkė jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Ir pamatė Jėzų ir ėmė garsiai šaukti: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Kaip įdomiai. Jūs taip esat šaukę gatvių. Ypatingai ant sankryžos. Pavyzdžiui, matot, eina daleiskim, vyskupas eina, nes paskui mes matysim, kaip gražiai Jėzus transformuoja mūsų mąstymą, mūsų žvilgsnį, kad jau dabar šauktumės nebe tai, kad jau Jėzus, jūs taip Jėzus paprastai neatpažinsit, nes jis po prisikėlimo žinot, kad Jėzus, jisai žaidžia slėpynių, net jo artimiausi apaštalai jo nepažino. Taigi jisai paskui slepiasi ir ypatingai jam patinka slėptis už, pavyzdžiui, popiežiaus atvaizdo, už mūsų vyskupo ar ten vietinio kunigėlio. Jam patinka pasislėpti už, pavyzdžiui, Elgetos atvaizdo, už kokio nors sergančio žmogaus. Ypatingai pagal šventą raštą, tai žinokit, Jėzui ypatingai patinka jam, ten jau, kaip sakant, yra toks dabar žodelis, ką nors, jeigu sakote kokią nors programą, tai būtinai, jeigu randate raidelės reiškia profesionalu. Jeigu norit pažaisti jau tą vadimą lygį, aukštesnį lygį, nebe tą pirmokėlių, ten, kur vieną kitą tašką gaunat, tai jau tada jisai slepiasi ypatingai už tų, kurie jums nervus gadina. Ten, šeimose, pavyzdžiui, Jėzus mėgsta slėptis, labai mėgsta už uošvienės asmenį. Tiesiog, nors prieš širdies klauso. Arba ten uošvio, sūnaus narkomano, dukros paauglės, kuri deda tėvus į vietą ir sako: nesikiški mano gyvenimą. Už tų neklaužadų mūsų vaikų, anūkų. Ir jam patinka, jisai, žinokit, čia yra tikras žaidimas. Ar kada nors bandėt atpažinti Jėzų ir šauktis taip, jau matot, kad, kaip sakant, žmogus, pas kurį nei už ką neįtumėt prašyti pagalbos, pamatė, tiesiog nusilenkėt ir sakot: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Ko aš čia dabar? Mane pavadino Jėzų, tai gal, žinot, kaip toks būna posakis: o Jėzus Marija. Tai gal čia, vienas iš tų jaustukų, bet pasirodo taip yra. Ir tie raupsuoti turi vieną savybę, žinot, kaip ir aklieji. Aklas žmogus, jis turi, klausą vadinamą profesionalę. Net pasijuslės kitos yra, kadangi jisai nemato akimis, jisai tiesiog ausis užuodžia, kiekvieną virpesį gaudo. Kažkas panašaus būna su kitomis negaliomis esančius žmonės.
Jeigu viena kažkur yra apmirusi, tada labai įsilavina kitos juslės. Tie raupsuotieji, kaip jūs manot, raupsuotojų juslė kokia galėtų būti? Pirmas dalykas, tai tie, kas nežinot, raupsai yra tokia liga, kuri matosi iš išorės ir užsiuodžia per atstumą, nes tai yra vaikščiojantis, gyvas, pūvantis žmogus. Tas žmogus, jisai pasiten yra atrofacija nervų, jisai pats netgi susižeidžia ir jisai pas to nejaučia. Ir kokios juslės pas juos yra, tai jie ypatinga klausa. Jie, kai kalbam apie Jėzaus laikus, tai jie netgi turėdavo turėti tokį skambaliuką arba ten, jeigu eina, pavyzdžiui, ateina į kažkokią ten, kur viešą vietą, jie turi šaukti esu nešvarus, kad, reiškia, žmonės pasitrauktų ir gink Dieve neprisiliestų prie jo. Taigi, tas jautrumas, tie, mes sakom, raupsuoti žmonės turintis nekokią išvaizdą, ypatingai ten, jeigu nosis nukrenta, galūnės, nekoks kvapas, mes sakom, tikrai prekinė išvaizda, mes kartais galėtum sulyginti galbūt žmogus, kuris, ten nežinau, jisai savim nebesirūpina dėl įvairiausių priežasčių, dėl netvarkingo gyvenimo, kartais mes juos vadinam benamiais, dar kas nors, kur, žinot, jeigu ten į kokią viešą transportą įlipa žmogelis, kuris paskutinį kartą maudėsi tik tai praeitą rudenį, tai visas autobusas žino, kas autobuse važiuoja. Tai ir šitoje vietoje viešpats, jisai leidžiasi atpažįstamas jų. Ir ko, žiūrėkit, prašo? Jie prašo pasigailėti. Jie netgi nesakė, o gydytojau, jie būtų sakę, Jėzau, gydytojau, pasigailėk mūsų. Ne. Žinot, gydytojas nuo mokytojo skiriasi, ar ne? Juk neinat į ligoninę arba į kokią polikliniką, kai tu sergi, sakot, atėjau, mielas daktarė, pamokykit manęs. Logiškai, jeigu mokytis, tai kur einat? Į mokyklą. Stot į universitetą, skambinat kažkam tai protingesniam, kaip jūs manot, už jūs ir klausit. Bet jeigu tau reikia eiti pas gydytoją, sakot, o čia man tas skauda, taigi nesakysit mokytojų. Šiuo atveju mes mokomės. Žinot, kiekvieną kartą, kai mes skaitom Bibliją, kai ateinam į mišias, kai ateinam pas viešpatį, viešpats visada turi mus, mes sakom, kuom pavaišinti. Juk malonu atėjai į svečius ir tau pavaišinu, o ypatingai, jeigu ten kokį nors, žinot, mes liaudės turim deficitai, tai kaip taip malonu. Tai viešpas moka pavaišinti ir pavaišina ypatingai tokiais dalykais, kurie turi amžiną gyvenimą, tai yra jo žodis. Ir šioje vietoje Jėzus atkreipė dėmesį į juos. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė, eikite pasirodykite kunigams. Noriu, kad truputį ištemptumėt klausą savo, nes mes juk esam akli. Kaip sako Jėzus, jeigu nebūtumėt akli, būtumėt kalti, tai aš nemanau, kad jūs esat kalti, taigi esam akli. Ir sako, pažvelgęs juos, sako, eikite pasirodykite kunigams. Jie prašo, mokytojų pasigailėk mūsų. Mokytojas nesustoja, rankų ant jų neuždeda, nė vienam nesuteikė ligonių sakramentais viduje. Nepasakė, eik dabar išpažinties, dar kažką padaryti. Jokių priekaištų. Jisai pažvelgė juos. Todėl, kodėl mes mokomės šiandien iš Dievo žodžio, kadangi jeigu aš esu šiandien bėdoj, aš esu raupsuotas. Kaip jau minėjau pradžiai,
Tų raupsuotų formų yra įvairiausių. Vieną aš jau minėjau, benamių formą, tai pagal kvapą atpažinsit. Taip pat mes turim tų raupsuotojų, tai žmonės, kurie turi įvairias priklausomybės. Alkoholizmas, narkotikai, dabar tų priklausomybių pasirodė dar daugybė rūšių. Kiek aš žinau, kai dar gyvenau Pakutuvėnuose reabilitacijos mūsų bendruomeniai, tai jau tada, prieš gerus 10 metų, buvo 150 priklausomybės rūšių, įsivaizduojat. Tai galbūt ir jūsų kažkas artimas, ypatingai vaikai ar dar jaunimas, kuri turi priklausomybės išmanioms technologijoms. Ką čia jaunimas, mes jau pagyvenusi amžiaus jaunuoliai. Jau ir mūsų tos technologijos baigė prismaukti. Taigi, tų raupsų formų turim begalės. Ir jeigu aš suvokiu, kad aš esu neįgalus kontroliuoti situacijos, to kvapo galų gale, manimi baisisi, su manim bijo turėti reikalų, o dabar dar tokia pasirodė, tokia, žinot, irgi tokia, sakykime, socialinė liga. O pavyzdžiui, tave jeigu išrinks sekantį kartą kultūros ministrų, pavyzdžiui, taip, ne? Tu būsi paskelbtas, esi raupsuotas. Ir ką tu turi daryti? Tu jautiesi kaltas, nors tu dar nieko nepadarai. Tu tik tai todėl, kad tu atėjai patarnauti savo broliam ir sesėm, yra dar viena raupsų rūšis, kada visuomenė tau uždeda etiketę ir tada tave veja iš visų pusių, rėkia ant tavęs. Ir tu tada jautiesi kaip raupsuotas, įsivaizduoja. Man taip yra buvę. Aš dirbau mokykloje. Aš pasakiau tiesą, kad nevalia iškreipti Dievo tvarkos mokyklose. Kad vyrai yra vyrai, moteris, kad šeima yra vyras, moteris ir vaikai. Ir reakcija buvo, visi reikia homofobas. Kažkas padavė į teismą, kaip aš drįsau pasakyti tiesą, ar ne? Tai yra vadinasi dar viena raupsų forma, kai tave emarginuoja. Tik todėl, kad tu sakai, aš myliu Jėzų. Aš klausau Dievo žodžio. Aš renkuosi Jėzų Kristų, kaip šiandien klausėmės irgi antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius 8-13 eilutė, sako, jeigu mes jo išsižadėsime ir jis mus išsižadės, tai jeigu tu neišsižadi Jėzaus, tu esi raupsuotasis šiais laikais. Nebijot. Bet jeigu taip atsitinka, neišsigąskit. Padėtis kontroliuojama, tai yra natūralu. Ir yra toks vadinamas psichologinis momentas, kaip ta mūsų, tikrai jis yra mano mažesnysis brolis, tasai žmogus, kuris norėjo patarnauti Lietuvai, kurį padarė raupsuotojų. Jis yra mano mažesnysis brolis. Ir norisi tiesiog irgi, Jėzau mokytojau, pasigailėk mūsų. Ir kai aš tą dalyką ištariu, man ateina Dievas į pagalbą. Ir sako, pirmas dalykas, jis pažvelgia į tą, kuris yra bėdoj. Ir tada duoda nurodymus. Viskas tvarkoja. Jeigu turi problemą, jeigu esi depresija, jeigu tave užpuolė ir tave nori sunaikinti kažkas tik todėl, kad tu neišsižadėjai Jėzaus, neišsižadėjai tiesos. Aš sakai, jeigu tai yra balta, tai yra balta, o jeigu tai yra juoda, sakai juoda. Ir kai tau sako, kad tu esi nenormalus, tau psichika nebelaika, ką turi daryti? Jėzus sako, pažvelgęs į tave ir į mane, sako, eik pasirodyk kunigams. Jie tau paaiškins, kaip yra iš tiesų. Ir tu ateini, tada tau kunigai sako, brolis sesė, aš džiaugiuosi tavimi, tu neišsižadėjai Kristaus. Gal tu turi bėdą, bet aš tavęs nepasmerkiu. Prisimint tą moteris. Ją norėjo užmušti akmenimis, tik tai todėl, kad jinai gyvenime suklydo ir dar neaišku, kodėl suklydo. Ir viešpats sako, eikite. Ir dabar dar vienas labai įdomus momentas, ir čia yra pliusas, sakykime, tokia dovana mums lietuviams,
kad jūs tikrai mylėtumėt savo kalbą ir stengtumėtės tikrai tą kalbą puoselėti, ją, sakykit, pristatyti ypatingai vaikams, jaunimui. Tai nėra gėda lietuviškai pasakyti tuos pačius dalykus, kuriuos šiandien net protingi žmonės nebemoka lietuviškai pasakyti. Vartoja tarptautinės formas kažkokias. Tai žiūrėkite, Viešpats sako, eikite ir jie pakluso ir kas atsitinka? Parašyta, eidami jie pasveiko. Tikrai nepaslaptis, kad žodis mūsų lietuviškas tikėjimas susideda iš dviejų dalių. Tik ėjimas. Jie tik pradėjo eiti, jie pakluso ir kas atsitinka? Jie išgijo. Mano teisusis gyvens tikėjimu, tik ėjimu. Kai jūs girdite, kad jeigu mes išsižadėsime Jėzus ir Jis mūsų išsižadės, ir jeigu mes jo neišsižadėsim, Jis mūsų neišsižadės, ir aš patikiu tai žodžiais, kai man Viešpats pažvelgęs su mano visom bėdom, kvailystėm ir taip toliau, sako, eik pasirodyk kunigam, ir aš paklūstu Dievo žodžiui, įvyksta išgydymai, stebuklai, išlaisvinimai. Ir štai čia jie beidami pagijo, tik ėjimu, tikėjimu. Ir vienas iš tų samariečių, kuris nepriklauso, sakykime, taip jau tai originaliai Dievo išrinktųjų tautos linijai, jisai išgijo iš karto, sureagavo, parbėgo, padėkojo Jėzui ir mes sakytum, o tie kiti 9, tai kas jiem tada? Aš manau, kad jie atliko toliau tą įsakymą, tą nurodymą Jėzui, nes jie klausė, jie pradžioje nuėjo pas kunigus. Čia būtų tokia antroji dalis, kurios jūs negirdėjote. Jie nuėjo pas tos kunigus, pasakė, kad juos pasiuntė Jėzus. Tie kunigai pasimeldė už juos, sako, puiku, eikit dabar Jėzui padėkoti. Aš manau, po to, kai jie nuėjo pas tos kunigus, papasakojo, jie grįžo pas Jėzų. Ir lygiai taip kaip tas samarietis, jie irgi padėkojo jam. Parašė, nežinau, gal padėkos raštą, žinot, kaip mes kartais darom. Dėkojam, Jėzau, kad tu mumis pasiuntėjai. Ir finalas. Sako, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Noriu dar sykį pabrėžti tą žodžią. Tavo tikėjimas. Ne tai, kad tu pašaukiai, ten sakė, Jėzau, arba mokytojų pasigailėk mūsų. Ne todėl, kad tu ten kažkoks ypatingas, dėl to, kad, sako, tavo tik ėjimas, tai, kad tu nesustoji, tu neišsigandai gyvenime. Tai, kad jeigu tave ir pavadino raupsuotoju, galbūt tu toks ir jauteisi, tu nesustoji. Kad ir kas bebūtų, brangus broliai ir seseris, kad atrodo jau prarasta viskas. Prisiminkit šią Evangeliją. Vėl stojusi, paskutinis šansas. Gal man liko gyventi paskutinės 5 minutės. Ką aš darau? Stojusi. Viešpatie, jeigu mane pasimsi, pasink mane einantį. Aš einu. Ir tada jis sako, nuostabu, tavo tikėjimas, tikėjimas link manęs išgelbėjo tave. Taigi linkiu ir jums, ir savo būti ištikimais, nepasimesti sunkumuose, neįsigąsti, kad tau klijuos etiketės, kad tu esi kažkoks nenormalus, smirdantis ir taip toliau. Svarbiausia, kad patiktumėt Jėzui. Amen. Aleliuja.